Spalio 14 ir spalio 28 dieną mūsų laukia Saulės ir Mėnulio užtemimai. Ir kas ne pirmą kartą galbūt jau žiūri mano video, tai žino, kad tarpą tarp Saulės užtemimo ir Mėnulio užtemimo mes vadiname užtemimo koridoriumi. Ir kaip visada, aš visą laiką pradedu video nuo to, apie užtemimus, aš pradedu video nuo to, kad nebūtina laukti kažko tragiško. Tiesiog normalu yra nerimauti, galbūt net prasčiau miegoti, pavyzdžiui, dėl kažkokių intensyvių sapnų, arba gali būti ir nerimo bangos. Tai yra normalu, nes mūsų protas visada bijo pokyčių, jis visada bijo kažko, ką gali atnešti užtemimas, nes tai tame visada yra šiek tiek fatališkumo. Užtemimas, jo paskirtis visada yra mus kažkur stumtelėti. Kažkur, ko mums reikia būti, arba paskatinti mus užbaigti kažką, ką jau seniai reikėjo užbaigti. Ir jeigu mes savo norų to nedarom, tai jo paskirtis yra mus pastumti į tą pusę. Tai mūsų reakcija į užtemimą visada yra kažkas, ką mes galime rinktis. Mes galime sterikuoti arba galime nusiraminti truputį ir klausytis, kas vyksta. Ir aš jums, kad būtų lengviau gaudytis šį mėnesį, papasakosiu apie ką kokios bus šio mėnesio temos. Žinoma, kad yra svarbu žiūrėti individualiai, kur būtent rezonuoja tai su jūsų asmeniniu horoskopu. Visos šitos temos, apie kurias aš kalbėsiu, tai kiekvienam jos realizuojasi šiek tiek skirtingom spalvom. Kažkam finansai, kažkam įvaizdis, kažkam sveikata, dar kažkam partnerystė, šeima, labai labai skirtingai. Kai kuriems žmonėms tai gali būti stipriau, kai kuriems silpniau. Bet tas bendras fonas, kadangi video yra bendras, bet jis vis tiek visada turi savo jėgą, kadangi tai yra tarsi tokia bendra kolektyvinė tematika. Ir šį mėnesį didžioji dauguma greičiausiai pajus, kad pats metas keisti kažką tai ne tik su savo įvaizdžiu, bet ir su savo išore. Kažkokius išorinius pokyčius atlikti būtent savo santykiuose su išore. Galbūt kai kurie iš jūsų pajus, kad pats metas galbūt nutraukti kažkokius ryšius ir susikurti savo naują bendraminčių ratą, galbūt naują partnerystę, galbūt keisti kažką savo socialinėme gyvenime. Nes šis užtemimo koridorius, ypač Saulės užtemimas, o Saulės užtemimas, jo paskirtis visada yra įnešti ką nors naują. Netgi tada, kai jis yra šalia karminio mazgo Ketu. Visi užtemimai beje visada yra lydimi karminio mėnulio mazgu. Šalia kiekvieno užtemimo visada kažkur netoli yra karminis mėnulio mazgas. Čia nereikia panikuoti, kitaip nebūna. Ir aišku, kuo arčiau užtemimo tas karminis mėnulio mazgas, tuo daugiau fatališkumo. Bet visada Saulės užtemimas neša impulsą naujai pradžiai, netgi tada, kada šalia Ketų. Tiesiog tuo metu būna toks, žinot, kaip mišinys, kad išlenda dar plius tie dalykai, kurie yra kaip balastas tau, kad tu kaip ir turėtum jau eiti į tos naujus dalykus, bet štai pažiūrėk, dar likučiai liko kažkokių senų energijų, senų dalykų, kurių tu neatsikratei. Tai vat, kai kuriems iš jūsų gali kilti toks vidinis poreikis, kuris beje greičiausiai jau lydi jūs tikrai ne tik tai prieš pat užtemimą, minčių lygmenyje, galbūt įvykių lygmenyje, jūs galite matyti, kad štai su šitais žmonėmis arba štai su šituo žmogumi man jau nebepakeliui. Ir man dabar reikia eiti, pavyzdžiui, štai ten, į tą pusę. Man reikia eiti, pavyzdžiui, į tokią socialinę savirealizaciją. Man reikia eiti į tokią aplinką. Ir galbūt kai kurie dar net nežino į kokią, bet tikrai žino, kad, pavyzdžiui, čia jau man nebejauku ten, kur aš esu. Šitose santykiuose, šitose kažkokiuose kontraktuose, ar ne, tai kad reikia dabar eiti į kontaktą išorėje ir tas kontaktas jis turi būti tarsi laipteliu aukščiau.
Ir kažkam tai gali būti, kad reikia kažką daryti su santykiais asmeninėme gyvenime. Pavyzdžiui, arba juos nutraukti, arba eiti jau kažkokį kitą lygmenį, ar ne, su partneriu, arba galbūt pajus, kad peraugo savo partnerį, arba tik nedaugo iki jo ir yra grėsmė dėl to santykiams. Kai kuriems gali tai surezonuoti darbe, kai jūs galite matyti, kad pats metas arba kažkur save perkelti į galbūt kažkokį aukštesnį lygį darbe, arba galbūt reikia, pavyzdžiui, peržiūrėti balansą tarp to, ką jūs duodat ir kas yra gaunama, peržiūrėti taip pat savo įvaizdį karjeroje, kaip jūs save pozicionuojate, apskritai gyvenime, kaip jūs save pozicionuojate. Ar jūs esat patenkinti net savo išvaizdą, ar jūs atitinka tą jūsų išvaizdą, tai, kur jūs esate. Ar jūs atitinkate savo įvaizdžių, tą lygį, kurį taikotės, ar ne? Ir čia tas posakis, kad jeigu pretenduoja atitik, labai labai gali skambėti šį mėnesį. Kažkas gali pajusti, kad jiems ten būtina, pavyzdžiui, pakoreguoti savo įvaizdę darbui, socialiniam gyvenimui, asmeniniam gyvenimui, galbūt pakoreguoti savo kūną, pakoreguoti savo aprangos stilių, galbūt savo elgesį, galbūt išmokti, taisyklingai kalbėti, elgtis kažkokių mandagumo, etiketo taisyklių. Kai mes išeinam į išorę, ar ne, tai pradedat, kaip tai svarbu, nes tai tarsi parodo mums, kaip labai mes gerbėme aplinką, ne, per teisingą pasiruošimą. Ir taip pat tai yra apie matomumą. Apie, kad kai kurie žmonės gali savo darbe arba asmeninėme gyvenime panorėti ar būti labiau matomi. Panorėti galbūt prisijimti, sakykime, didesnį atsakomybę ir leisti savo būti labiau matomiems kitiems žmonėms. Tai galbūt kažkokį tokį padaryti kaip socialinį šuolį. Jis taip pat, kaip ir sakiau, gali atnešti reikalavimų, ar ne, kietų gali rodyti, kad taip tau reikia ten, bet pažiūrėk, kur tau dar reikia pasitempti. Ir tai nebūtinai bus per kažkokius gėdingus, tragiškus įvykius, tai gali būti tiesiog, netgi, žinot, kaip būna žmogui gali ten koks nors ženklas būti parodytas ir jeigu jis yra jautrus, jis iš karto jį nuskaitys ir sakys, aha, taip, man čia reikia pasitempti. Taip pat tai yra apie gebėjimą jausti balansą. Gebėjimą jausti balansą, kad jūs neatsiduodate pilnai tik darbui, arba jūs neatsiduodate pilnai tik santykiams, arba tik pilnai vaikams, kad jūs sugebate tarsi save gražiai paskirstyti harmoningai per visas svarbiausias bazinės gyvenimo sferas. Iš esmės tai yra toks perėjimas į kitokį lygį, kuris turėtų būti matomas išorėje, kad jūsų gyvenimas jis turėtų netgi truputį pagražėti. Išoriai turėtų būti matomi rezultatai. Kai kurie iš jūsų gali visą mėnesį praleisti, čia iš tikrųjų nevyks taip, kad tik tai šį mėnesį. Viskas, kas vyks šį mėnesį, tarp kitko, šis užtemimas, kad ir ką jūs darysite, rezultatai pasijus ir pasimatys truputį vėliau. Viskas, kas bus per šį užtemimą, pavyzdžiui, kai kuriems gali tekti tvarkyti kažkokius dokumentus, galbūt nutraukinėti kažkokias sutartis arba pasirašinėti kažkokias sutartis, eiti į kažkokius naujus kontraktus. Ir jūs galite matyti, kad tai yra tarsi sudėdamoji dalis kažkokių didelių dalykų. Kai kurie iš jūsų, tarp kitko, gali pastebėti, kad vyksta kažkokie dalykai, kurie prasidėjo jau anksčiau. Ne, tai yra ne kažkokia visai naujovė, bet tai yra tarsi kažkokių ankstesnių, kažkur jūs kažką anksčiau pradėjot, galbūt netgi tai yra kažkas, ką jūs pradėjote, pavyzdžiui, 2014 metais, galit pabandyti atgaminti, gal
pasižiūrėti vat, kažkaip, kaip galit, kas su jumis labai svarbaus vyko 2014 metais, kai buvo labai panašus fonas. Gal atėjo koks žmogus, gal atėjo koks nors apsisprendimas, kaip nors save keisti, galbūt atėjo kažkokios naujos sutartys, gal nauji mokslai kažkur. Bus šiek tiek panašus fonas ir dabar. Nebūtinai identiškai negali būti, nes jūs jau kitokie. Ir vat, tai gali būti tęsinys. Aš jums kaip pavyzdį galiu pasakyti, štai pavyzdžiui, mano viena pažįstama, ji prieš 2014 metais jį išsiskyrė su savo vyru, skyrybos įvyko tik tai taip, kad jie pradėjo gyventi atskirai. Ir tik dabar, kai jau artėja šitas užtemimo koridorius, jie pradėjo tvarkyti dokumentus, kad oficialiai išsiskirti, nes jie prieš tai tiesiog atskirai gyveno ir tiesiog į savo keliais ir dabar jau reikia oficialiai išsiskirti, kad galėtų jie abudu pereiti į kitą gyvenimo etapą. Tai tie, tarkim, kontraktų nutraukimai, jie prasidėjo anksčiau, o dabar yra kaip kažkokia nauja banga. Ir kiekvienam iš jūsų, aišku, reikia žiūrėti ten asmeniškai, kur kažkam finansuose, kažkam įvaizdžio pakeitimai, kažkas gali sugalvoti, nežinau, kažkokias plastinės operacijas net pasidaryti, dar kažkam tai gali būti, kad reikia keisti žmonės. Kažkas, kas yra tikrai dažniausiai tą galima pačiupinėti, ar ne? Tai aš kol kalbėsiu, aš tikrai manau, kad didžioji dalis iš jūsų net žinos, apie ką jums asmeniškai tai yra, bet visada palikite atvirą erdvę, kad galbūt visada žino ir dar daugiau, ką jums reikia pakoreguoti ir kai yra užtemimo laikotarpis, reikia klausyti, ką atneša jums gyvenimas. Tai dažniausiai pradžiai beldžiasi labai švelniai, ypač per šitą užtemimą, kai tikrai didžioji dauguma jaus, kad nėra tokių aštrių labai kampų. Tai yra toks elegantiškas kažkoks, nebent žmogus labai isteriškas, bet didžioji dauguma tikrai aš matau jau dabar, kad sugeba pakankamai elegantiškai susitvarkyti su įvykiais, kurie link jų artėja. Tai taip pat yra, gali viduje tokie klausimai kilti, pavyzdžiui, kas man iš to? Kai jūs kažkur tai, tarkim, kažkokiame bendradarbiavime, projektuose, čia aš nekalbu apie smulkmenas, čia aš kalbu, kadangi tai yra užtemimo reikalai, tai yra dideli svarbus dalykai. Kas man iš to? Ar ne? Pavyzdžiui, štai aš, tarkim, kontrakte arba dalyvauju ten kažkur tai, atiduodu tam daug savo gyvenimo mėnesių, galbūt metų, ar aš dabar jau gaunu kažką iš to, ar galbūt tai jau išsisėmė, ar mainai vis dar yra. Kažkur, jeigu jūs jau jaučiate kažkokį irzlumą, kad jums jau ten nebesinori, pavyzdžiui, nebesinori, tarkim, su kažkuo bendradarbiauti, pavyzdžiui, viskas jau, pavyzdžiui, ta partnerystė turi būti nutraukta, tai žinoma, kad mes neskubame toj pat užtemimo dieną paimti ir viską išmest lauk. Ne, tai yra tiesiog reikia gražiai, elegantiškai užbaigti procesą ir nebūtinai tą užtemimo dieną. Turėkite omeny, kad mes turime vengti bet kokių tokių kažkokių staigių aštrių reakcijų. Mes tiesiog klausomės ir jūs viską vėliau gražiai spėsite. Nes saulės užtemimas, viską, kas yra pradedama, tai yra taip, kaip inicijuojami tam tikri veiksmai arba būsenos, jos skleidžiasi ir įsitvirtina ir gali gyventi net 18,5 metų. Todėl, jeigu jūs ten sugalvojate ten su kam nors susituokti ar pradėti verslą kokį nors, ar ką nors kažkokią pradžią, turėkite omeny, kad jūs turite realiai to norėti. Nes 18,5 metų tai yra daug. Ir kas liečia aš ir išorę, pasistengkite nemėtyti lauk žmonių, nemėtyti lauk darbų, nedarykite jokių kažkokių tokių neapgalvotų sprendimų, viską darykite elegantiškai, tarsi norėdami užglaistyti aštrius kampus. Nes elegancija, mandagumas, jokių isterikų, sąmoningas savo minčių
ten kažkoks perteikimas žmonėms be jokių specialiai, pabandykit susilaikyti, netgi jeigu jums verda viduj, nes tas emocijų kontroliavimas, tai yra tas raktas, tai yra tas ta charakterio savybė, kuri gali jums leisti gražiai išeiti iš bet kokių situacijų, kurios gali užvirti aplinkoje. Nes turėkite omeny, kad ne visi žmonės geba per tokius momentus kaip saulės užtemimas, mėnulio užtemimas pereiti gražiai. Tai mes įeiname į saulės užtemimą, vėliau iki pat 28 dienos, spalio 28 dienos, vis dar procesai tęsiasi. Tai mes einame per užtemimo koridorių ir tarpuose tarp dviejų užtemimų vis dar gali virti kažkokios jūsų viduje, išorėje, kažkokios svarbios temos. Yra svarbu tiesiog paimti ir neskubėti su veiksmais, nebent jūs esat užtikrinti, kad dabar jūs tikrai norite inicijuoti tą veiksmą, bet jeigu tai yra kažkokie veiksmai, kurie skaudina jūs arba aplinkinius, leiskit savo ramiai pabūt, be jokių kažkokių greunančių veiksmų, bet jeigu jūs, pavyzdžiui, norite inicijuoti kažką, pavyzdžiui, jūs norite inicijuoti pirmus žingsnius link savo naujo verslo, arba ne naujo, o, pavyzdžiui, kai kurie gali daryti tokį dalyką kaip rebrandingas. Žinot, kai senas verslas perdaromas ir naujas įvaizdis. Kai kurie patys savo gali taip daryti, tarsi aš buvau tokia, dabar aš keičiu įvaizdį dabar ir būsiu tokia. Tai daug kas gali taip pat tą patį perdaryti ir pateikti naujai. Tai jūs galite inicijuoti tuos veiksmus, pavyzdžiui, kažkaip apie tai paskelbdami išorėje. Bet tai yra svarbu, paskelbti apie tai į pasaulį, į išorę. Tai nepasidėti pamedituoti po palmę, vizualizuoti savo vidinį erdvėje kažką, o į išorę. Tai reiškia, ar tai socialiniai tinklai, arba ten kažkokie pristatymai, kažkokie žmonės. Tai turi būti matoma, tą galima pačiupinėti, tai turi būti, kitaip sakant, išorėje, o ne tik jūsų vidinėme pasaulyje. Jeigu jūs tikrai žinote, kad jums to reikia. Tuomet mes einam per koridorių ir mes atsiduriame 28 dieną tokiame reiškinyje, kuris vadinasi mėnulio užtemimas. Tai šis mėnulio užtemimas, kaip aš minėjau, visada užtemimai, jie vyksta kartu su karminiais mėnulio mazgais. Šį kartą yra truputį kitaip, nes šį kartą mes, kadangi saulės užtemimą turime tą ašį svarstyklės avinas, o šį kartą mėnulio užtemimas visai kita ašis bus, tai bus jautis skorpionas. Ir kadangi taip yra, karminiai mėnulio mazgai netoli, bet šis kita, truputį silpniau gali jaustis kai kuriems žmonėms šis užtemimas. Jis gali būti lygiai taip pat tarsi grįžta tarp kitko, bus lengviau prisiminti nei su saulės užtemimu, kas su jumis vyko praėjusiais metais, 2022 metais, kai buvo ypatingai pavasaris, kai buvo labai panašus užtemimai, balandžio pabaiga, gegužės mėnuo, kas su jumis, tai tarp kitko galėjo būti net nematomi dalykai kažkokie, galbūt jūs staigiai kažką suvokėte, pavyzdžiui, kad mano kelias yra toks, arba, pavyzdžiui, aš noriu to, arba man metas daryti tą, o galbūt ir kažkas vyko, bet tai daugiau yra jau tie tokie dalykai, kur jie buvo mažiau matomi, daugiau jie jūsų viduje vyko, kaip kažkokio apsisprendimo, kaip energija, kuri buvo neįmanoma galbūt net jos pačiupinėti. Tai kas su jumis ten vyko, gali kaip teisinys būti dabar ir vėl, kad ir tai didžioji dauguma jūs, kad tai susiję su tuo, kad galbūt pinigai, vėl tas pats įvaizdis, nes šį mėnesį, visą spalio mėnesį, bendras tarp šių dviejų užtemimų bruožas yra, kad labai daug Veneros energijos. Tai viskas, kas yra galima tokio kaip žemiško, ne? Pavyzdžiui, ar aš pakankamai uždirbu, ar aš pakankamai rūpinusi savo fiziniu kūnu, gal reikia atkreipti dėmesį į savo sveikatą.
Galbūt man reikia pasitikrinti, kaip aš elgiuosi su savo materialiniais resursais. Galbūt man reikia pažiūrėti, kur aš leidžiu pinigus, ar aš teisingai suprantu pinigų energiją. Moteriams tai yra požiūris į save kaip į moterį. Ar aš gerbiu save, ar nėra taip, kad galbūt aš save kažkaip iššvaistau, arba galbūt problemos su savivertė, galbūt manęs ten netenkina kas nors, o galbūt aš turiu kažkokių kompleksų prisigalvojusi kažko pati apie save ir metas jų atsikratyti. Nes jeigu saulės užtemimas tai visada yra veiksmai išorėje, tai mėnulio užtemimas tai visą laiką yra veiksmas viduje. Kai mes suvokiame, kad taip aš daugiau nebedarysiu, galit jūs išorėje iš viso, būna kartais žmogus sako, man nieko neįvyko, bet ten viduj, ten tiek daug buvo, žmogus galbūt net to nesureikšmino, nors žmonės, kurie yra sąmoningesni ir sąmoningai išgyvena savo dienas, savo vidinius įvykius, jūs žino, kad tai yra svarbu, nes nuo vidinių kažkokių insaitų prasideda vėliau išorėje. Ir būtent šitas 28 dienos užtemimas, jo rezultatai materijoje pasireikš daugiau kitais metais, 2024 metais. Jūs dabar duosite spalio mėnesį tokią kaip pradžią ir jis toks sulėtintas truputį. Ir spalio mėnesį, kas su jumis vyks, jūs iš tikrųjų galite rezultatų tarsi tų tokių greitų kaip ir negauti, jie skleisis truputį vėliau į ateitį. Tai kas kartais yra gerai, nes nebūna tų tokių, būna mažiau tų tokių labai greitų įvykių, tokių staigių įvykių, kur žmogui kartais tikrai būna per sunku susitaikyti, kad per minutę apsivertė mano gyvenimas ir reikia tos integracijos, o čia žingsnis po žingsnio, po truputį. Ir kas liečia dar iš esmės visa bazė mūsų spalio mėnesį, ypatingai dėl mėnulio energijų, stebėkite save, kas su jumis vyksta ne tik 28 dieną, bet prieš. Tai visa bazė tai yra fizinis kūnas, tai yra pinigai, tai yra santykiai su kitais žmonėmis. Peržiūrėti, galbūt su kažko santykiai jau tapo toksiški, galbūt jūs kažką peraugote, galbūt jums metas eiti kažkur kitur. Saulės užtemimas šį kartą bus truputį stipresnis. Ir pasistengkite, kas liečia saulės užtemimą, neišsigąsti, jeigu matysit, kad jums būtina yra atsisakyti kai kurių žmonių. Ir tam, kad jūs galėtumėte eiti į priekį toliau. Ir galbūt netgi tie žmonės gali būti labai artimi. Atsisakyti žmonių, tai nereiškia, kad su jais sveikintis negalima. Tai tiesiog reiškia, kad jums reikia distancijuotis nuo jų, tam, kad pereiti į kitą socialinį lygį. Arba tam, pavyzdžiui, kad turėti sveiką partnerystę. Jums reikia galbūt atsitraukti nuo kai kurių žmonių, kuriuos jūs peraugote. Labai dažnai toks įvykis, jis truputį duoda, kartais net kai kurie žmonės kaltės jausmą jaučia ir panašiai. Neleiskite, kad kažkokios jūsų vidinės subasmenybės tam sutrukdytų, kadangi evoliucija tai yra kažkas, kas jeigu ne šį kartą, jeigu ne šiais metais, vėl įvyks kažkokios planetų konfiguracijos, jūs vėl būsit stumiami į tą pačią emociją. Viskas, kas vyksta užtemimo metu, jūs nuo šito negalite pabėgti. Jeigu ateina, jeigu jūs matot, kad taip reikia daryti, jei ne šį kartą, tai tada ratas apsisuks, kitą kartą, kitais metais, tai bus postumis stipresnis. Va tada ir gali būti toks kaip, kad jūs galit pajusti tą turbulenciją tokią gerokai stipresnę, tai geriau išnaudokite akimirką, išnaudokite šio spalio mėnesio energijas ir padarykite kažkokius gražius, elegantiškus, neagresyvius veiksmus link tos transformacijos, kuri jums yra būtina. Tai aš kaip visada labai noriu jūs įkvėpti, nebijoti užtemimų. Pavyzdžiui, man užtemimai labai labai patinka, aš juos labai labai mėgstu, aš jų laukiu. Ir tai nėra kažkoks baubas labai didelis, tai yra
Tiesiog įsivaizduokit, kad jūs einate į tuos užtemimus, kaip, pavyzdžiui, jūs vaikštote į kokias nors stipres praktikas arba vairuojate automobilių dideliu greičiu. Truputį daugiau koncentracijos reikia ir tiek. Tai nėra kažkas tokio labai baisaus, mes bijome tik dėl to, kad mes nežinome, kas bus už kampo, nes užtemimai visada tolygų staigmenos kažkokios. Tai linkiu aš jums sėkmės, galbūt komentaruose net parašysite savo atsiliepimus, kaip jums sekasi tvarkyti su užtemimo energijomis ir ypatingai su šio užtemimu arba iš esmės su užtemimo energijomis, galbūt jūs irgi esate iš tų žmonių, kurie užtemimo nebijo. Ir mes su jumis pasimatysime kažkur kitame video.